Labas, gero vidurdienio linkėjimų iš Kretos. Vieną transliaciją buvau pradėjęs, bet jinai nutrūko, tai grįžtu su visiškai nauja transliacija ir vėl nuo pat pradžių. Kad šiuo metu esu čia Kretoje, Hanijoje ir gal kažkas už mano nugaros tikėjotės pamatyti visai kitokį vaizdą. Tai yra, kad saulė šviečia, mes čia bėgiojam kokiam paplūdimy. Na, iš tiesų esu, galima sakyti, paplūdimy. Čia yra Kupkabi, Hanijos vienas iš paplūdimių. Galėsime sužiūrėti. Venecijietiškai sakant, tai yra Samjonaras. Tai reiškia Kupkabi iš turkų kalbos išvertus. Ir štai toks vaizdelis. Tai nėra audra. Patikėkite, tai nėra audra. Tai yra tiesiog šaltas šiaurės vėjas, kuris atsisuko šią savaitę į Kretą ir absoliučiai viską pakeitė kardinaliai. Orus, jeigu prieš savaitę mes vaikščiojom paplūdimiuose, turbūt prisimenat, buvau su trumpom rankojom, dabar ir su striuke, su kuria dažniausiai važiuoju žiemą į Lietuvą. Tai kad galvojate, kad mes gyvenam amžinoj vasarai, tai ne. Šita ranka be pirštinės, jinai nuolat kišenėje, tik tada įsitraukiu, kai reikia perimti kamerą iš vieną į kitą. Tai, temų labai daug. Šiandien temų labai daug, nes iš tikrųjų praėjusią savaitę buvo kupina žinių iš Santorinio. Taip pat daug klausimų apie mūsų produkciją iš Kretos, tiek apie vaisius, tiek apie alyvuogių aliejų. Ir kitas dalykas, šiandien prasideda Triodijo. Triodijo tai yra ilgas laikotarpis, apie kurį būtinai turiu papasakoti, jeigu domitės šiek tiek Graikijos kultūra ir religija. Čia susijęs su religija ir pačiai tradicijos, tai be to nieko. Trumpai sakant, anonsas viso šito video. Dabar aš gražiai praeisiu pro žiūrėsime, kaip čia viskas atrodo ir anonsas. Pirmas dalykas. Trumpai sakant, ir situacija nepasikeitusi nuo tos, kokią buvau aprašęs mano Kretos Facebook'e. Detaliau netrukus. Kitas dalykas, tie, kas laukėte šviežių vaisių iš Kretos, jie bus kitą savaitę. Kitą savaitę švieži vaisiai, daugiau mandarinų, daugiau avokadų, kaip ir pagidavote, buvo geras. Spėjom dar prieš visus lietus nuskinti derlių ir jie iškeliauja rytoj, tai aš tikiuosi, kad viskas tvarkoja. Per savaitgalį čia buvo labai greitai suskubta viską padaryti, tai kad vaisiai keliauja. Ir trečias dalykas, kas yra Triodijo, tai laukiam Velykų, žinokit. Jau prasideda velykiniai papročiai ir tradicijos. Koks anonsas šito video, šitos transliacijos, o dabar apie viską iš eilės. Pirmiausia, apie kretietišką žiemą. Kretietiška žiema, žinokit, tokia yra normali. Gali bet štai ten pažįstamas cepelininis dangus su aukštom bangom. Šiuo metu oro temperatūra yra apie 10 laipsnių. 10 laipsnių tik tai. Ir žada, kad kitą savaitę sulauksim tragiškai didelio šalčio, kaip Kretai, tai iš tikrųjų bus šalta. Naktį iš antradienį į trečiadienį sinoptikai prognozuoja, kad plus 10 yra pakankamai šalta. Nuvažiuokite į Klaipėdą, kai būna plus 10. Nenorėsite ten būti. Tai vat niuansai. Šalčio pajautimas yra visai neblogas. Žinant, kad daugelis namų Kretoje yra statomi vasarai, ne žiemai, patikėkite, viduj kartais būna netgi labai šalta. Ir kur kas šalčiau negu sako, per vėją sunku girdėti. Na, bandysim. Turiu tokį gudrų mikrofoną, o dabar gal bus geriau girdėti. Nes mikrofonas tam ir skirtas, kad viskas gerai. Nors man rodo, kad lygis yra geras. Okay. Jeigu su
kokie girdisi, dar kartą pasakykit. Kągi, einu vėlgi per Kupkabį ir apžvelgsiu tas temas, kurias sakiau. Taigi, pirmas dalykas, kuris yra nesvarbus, tai aišku Santorinio žemės drebėjimai. Tai jie yra ne Santorinėje, jie yra prie Santorinio, jie vyksta pastoviai, jie vyksta jau visą savaitę. Panika baisus dalykas ir tą parodė būtent šitie žemės drebėjimai, nes dėl panikos iš salos išvyko apie 9 000 žmonių, kai pačioj saloje gyvena 15 000 žmonių, liko 6 000, kurie nuolat jaučia žemės drebėjimus. Patikėkit, kasdien įvyksta bent vienas 5 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimas. 5 balai tai jau gerokai papurto ir tai būna kasdien, kol kas 4 balų žemės drebėjimai mažėja. Ir tai yra gera žinia ir seismologai sako, kad greičiausiai šitas fenomenas išsikvėpia. Pagyvensim, pamatysim, niekas išvadų greitai nedaro. Ir tos visos sąmokslo teorijos ir pseudomokslininkų pasakymai, kad čia bunda vulkanai ir kad čia viskas sugrius, patikėkite, skamba juokingai. Todėl labai didelis prašymas nekelti panikos net ir dėl kelionių, laukti, kaip viskas vystysis. Mūsų planeta Žemė gyvena visiškai kitą gyvenimą negu mes ir žinau, kad nuo mūsų tai visiškai nepriklauso. Kai kas spekuliuoja žiniomis, kad, pavyzdžiui, į Santorinį atkeliavo kariškiai, kad ten įkurtos tam tikros pajėgos, lauko virtuvės, palapinės, kad tikrai ten bus didžiulė katastrofa. Na, žinot, geras karys tas, kuris žinodamas, kas gali būti, ruošiasi pavojai, ar ne? Per taiką ruošiasi karui. Tai čia lygiai tas pats. Santoriniečiai ir Graikijos valstybė, žinodama, kas gali būti, ruošiasi tam, kas gali būti. Nors seismologai nesako, kad gali būti daugiau kaip 6 balai pagal Richterio skalę, bet mūsų Žemės, planeta Žemė kartais pajuokauja. Tai be abejo, reikia ruoštis blogiausiam scenarijui ir jie tą daro. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, kuris yra svarbus, išvykus tiek žmonių iš salos, daug namų liko tiesiog palikti likimo valiai. Žinot, kas į salą atvyko? Marodieriai, vagys. Nuolat matau ir man bičiuliai iš Santorinio sako, matau vaizdo įrašus socialiniuose tinkluose, kur graikai dalinasi, kaip jie patys patruliuoja miesteliuose, tikrindami, ar viskas tvarkoj, ar niekas nėra jokių plėšimų ir taip toliau ir panašiai. Nes, patikėkite, sala ištuštėjus. Ir kai parodo vaizdus, aš jau rašiau, kad tokios salos jūs negalėjot pamatyti net per pandemiją. Jinai visiškai tuščia. Tai kad liko labai mažai žmonių ir dėl to dabar tas iniciatyvas, kurie darė netgi privatus asmenys žmonės, perėmė šiek tiek kariškiai, patruliuodami, žiūrėdami, ar viskas tvarkoj, ar marodieriai, kurie jau buvo apsireiškę, nepradėjo savo veiklos. Tai vat, apie tai mažai rašoma, apie tai mažai žinoma, bet patikėkit, tai yra vienas iš niuansų, kai sala ištuštėja. Dar šiek tiek jūros. Santorinėje beje šiek tiek šilčiau negu čionai Kretoje. Jie negauna tos didelės porcijos, bet šiandien manau, kad ir jie pajaus tą šaltį. Tai vieno ko nelinkėčiau, kad įvyktų, nenorėčiau, kad įvyktų kažkoks žemės drebėjimas ir jiems reikėtų atsidurti palapinėse tokiu oru. Tai mažiausiai norėtusi. Bet visi optimistiškai nusiteikia, kas likę saloje. Siunčia įdomius vaizdelius, juokauja ir jau priprato prie tų papurtimų, nes aš ir pats buvau rašęs, kai mes pergyvenom čia žemės drebėjimą Kretoje 2021 metais, tiesiog pripranti prie tų papurtimų ir tu žinai, kad čia vyksta žemės drebėjimas. Plus, jau irgi buvau sakęs ir rašęs, kad nejaugi jūs galvojate, kai seismologai, mokslininkai yra savižudžiai, kurie dabar sėdi visi Santorinėje, praktiškai visa mokslo bendruomenė Graikijos, kuri susijusi su vulkanologija, seismologija, yra šiuo metu Santorinėje ir stebi situaciją. Ir didžiulis prašymas iš Evino, nuo Mikų vakar mačiau, kad
nespekuliuoti šitą situaciją ir nepasakoti kažkokių tai nebūtų istorijų, kaip čia viskas žlugs ir kaip čia viskas pasikeis. Tai kad vėlgi, dar kartelį prašau Lietuvos spaudos neužsiimti tokia veikla, skleidžiant kažkokius gandus. Aš suprantu, kad jūs gal neturite tiesioginės informacijos, matau, kad verčia informaciją iš Deutsche Welle ir kitų kanalų. Kai kurie kanalai irgi mėgsta pagazdinti, nes, jau žiniasklaida perėjo prie tokio gazdinimo tipo žinių. Tai kad nebijokit, viskas bus gerai. Bent jau mes labai optimistiškai nusiteikę ir aš, kaip ir sakiau, savo pirmą ekskursiją Santorinį planuoju kovo 31. Jei kada būsite čia Hanijoj, užlipkite į viršų, pasižiūrėsite, kaip atrodė senas uostas, už kurio liko štai kas. Jūra viską suvalgo. Uostas buvo ten toli, kartą keliauju, kartą vaikščiau vieną sekmadienį, turbūt matėte mano video. Tai štai taip atrodo kretietiška žiema. Ji yra normali, ačiū Dievui, kad tokia yra ir kad nėra saulės per daug. Tegu praeina, tegu pašalam truputėlį. Kalnuose be abejo yra minusas. Kita tema, sakiau, 3 temos. Antra tema, tai yra vaisiai. Vaisiai iš Kretos švieži, iš ekologiško ūkio, kaip ir sakiau, nuskinti, sudėti, išvažiuoja link Lietuvos ir labai greitai jau kitą savaitę jie bus. Todėl sekite mano ir kitos pranešimus, kuriais dalinsimės Facebook'ose. Pirmiausia, Facebook'o puslapyje Kretos skoniai, ten pirmiausia įdedam naujienas pačias aktualiausias, o paskui be abejo ir pasirodo Facebook'o puslapyje mano Kreta. Tai kad jeigu sekate mūsų Facebook'us, tai žiūrėkite ir kai tik tai bus vaisiai, informuosim, kaip jų galite įsigyti Kaune ir Vilniuje. Pagal jūsų pageidavimus daugiau avokadų, daugiau mandarinų ir be abejo saldus apelsinai. Visa tai keliauja link Lietuvos. Plus, aišku, jau ir mūsų Kretos skoniai LT parduotuvė pasipildys naujais produktais. Jeigu užeisite šiandien, galbūt jau ir vakare pamatysite naujų produktų, bet po truputį viskas pildysis per kitą savaitę. Tai kita savaitė bus Kretos skonių savaitė, iš tikrųjų. Tai turėkite tą omeny, čia esu prie Odeono, čia yra jau ramiau, jau nėra tiek daug vėjo, kai nueini nuo jūros ir atrodo gyvenimas visai kitoks, bet šalta, viskas yra šalta. Praeisiu, tam, kad būtų galbūt ir jums įdomiau, praeisiu pro gyvenamuosius Hanijos rajonus ir parodysiu, kaip gyvena žmonės, nes, man pačiam, būnant svetimoje šalyje, kartais įdomu pamatyti, kaip gyvena žmonės, paprasti žmonės, kaip gyvena jie paprastai. Tai čia yra prospektas vedantis iki Švento Petro ir Povilo bažnyčios. Ten tolumoj matote kupolą. Prospektas skirtas Politechnikos instituto sukilimo aukoms. Apie tai buvo vieną kartą pasakojau. Grįžtam prie to, kas aktualu, ir dabar trečia tema. Trečia tema yra triodijo. Kas yra triodijo ir apskritai su kuo tai valgoma, ne? Šiandien yra, jeigu pagal biblinius siužetus žiūrint, šiandien yra muitininko ir fariziejaus diena. Atsiverskite Naująjį testamentą, susirasite šitą temą apie muitininką, kuris išsižadėjo savo darbo ir nusprendė, kad pereis visai į žmonių pagalbos pusę, ir apie fariziejus, kurie nepaisant to, kad buvo religiniai atstovai, religijos atstovai, to nepadarė. Tai vat nuo šitos dienos prasideda triodijo. Pats žodis triodijo yra dviejų graikiškų žodžių junginys. Pirmas žodis yra trys. Trys, beje, lietuviškai ir graikiškai trys reiškia tą patį. Trys. Ir odijo tai yra odė. Odė dar kitaip senovės graikai šitą žodį suprasdavo kaip
energija. Tai vat įsivaizduokit, daina, giesmė, bet tuo pačiu yra energija. Ir tos 3 energijos arba 3 odės, tai yra tas laikas, kuris prasideda Graikijoje belaukiant Velykų. Taip, prasideda Velykų laukimas, tai dar ne užgavėnės, tai dar ne Kafara Deftera, tai yra tiesiog Velykų laukimas. Ir tas Velykų laukimas prasideda jau nuo šiandien. Čia kad vaizdas būtų truputėlį kitoks. Sakau, einu į gyvenamosius rajonus tam, kad pamatytumėt, kaip žmonės gyvena. Tai kas yra visas tas laikotarpis? Tas laikotarpis pilnas įvairiausių papročių ir pilnas įvairiausių tradicijų, ką reikia valgyti, pavyzdžiui, kaip reikia elgtis, kaip reikia švęsti, nes be abejo triodijoje eina ir karnavalas. Karnevalė, lotyniškas žodis, tai yra mėsos atsisakymas. Karnė yra mėsa, valė, atsisakau, atsitraukiu nuo mėsos. Tai karnavalas nėra persirengėlių kažkoks šou, tai yra maskaradas, jeigu šnekam apie persirengėlius. Bet karnavalas yra mėsos atsisakymas. Tai po truputį keliaujam link tos mėsos atsisakymo. Ir jeigu kažkas norės prisijungti prie triodijo tradicijų, aš jas aprašysiu, būtinai pasistengsiu įdėti į mano kretą ir papasakoti, kas kokia diena, kuri yra svarbi. Tai ši pirmoji triodijo savaitė, tai yra ta savaitė, kai galima valgyti absoliučiai viską. Įprastai, pagal graikus ortodoksus, griežto pasninko reikia laikytis trečiadieniais ir penktadieniais. Trečiadienis, penktadienis visus metus, ne tik artėjant Velykoms. Trečiadienį, penktadienį pasninkas visus metus. O triodijo būtent ir duoda tą galimybę vieną savaitę valgyti absoliučiai viską, ką tik tai norit. Tai jeigu nuspręsite laikytis velykinių tradicijų graikiškai, žinokit, kad artėjančią savaitę iki vasario 16 valgot, ką norit. Tiesiog be jokių apribojimų. Na, o vasario 16 aš jums jau pasakysiu, kaip keliaujam toliau, ar ne? Nes vasario 16 be abejo bus transliacija. Tokia diena ir nedaryti transliacijos. Na, su visais sveikinimais. Tai ir paskui be abejo prasidės atsisakymas nuo mėsos, atsisakymas nuo sūrio, atsisakymas nuo alyvuogių aliejaus ir taip keliausime iki pat užgavėnių. Įdomus faktas tas, kad šiemet graikiškos užgavėnės, tai yra Kafara Deftera, sutampa su lietuviškomis užgavėnėmis, tai kad nebejoju, kad draugiškai galim pašvęsti, draugiškai galim papasninkauti ir pabūti kartu. Tai, kad graikai religingi, aš jums tiesiog parodysiu variantą. Čia yra daugiabutis, įsivaizduokit. Tai yra daugiabutis priešais mane, ne? Daugiabutis. Kas čia stovi? Čia stovi maža koplytėlė, kuri skirta šventajam Nektarijui ir jinai būtent globoja šitos gyventojus, gyvenančius šitam daugiabutyje. Parodykit man Lietuvoje kažkokį tai daugiabutį, prie kurio stovėtų kokia nors koplytėlė. Bent aš jau nesu matęs. Jeigu kažkas tą žinot, parodykit, tikrai įdomus būtų faktas. Tai graikai be galo religingi ir jie laikosi šitų tradicijų ir patikėkite, tos tradicijos yra gyvos, jos nėra mirusios. Tai kad jeigu norite prie jų prisijungti, pašvęsti kartu su graikais, sakykit, galite parašyti ir po šito video, tada dar gal plačiau surašysiu visus tradicijų niuansus. Plus, kaip ir sakiau, kiekvieną sekmadienį apžvelgsiu kiekvieną triodijo savaitę. Tai toks laikotarpis prasideda, triodijo tęsiasi nuo šiandien, nuo fariziejaus ir muitininko dienos, iki pat didžiojo šeštadienio. Tai didysis šeštadienis, po jo seka Velykos. Tai iš tikrųjų, Velykų laukimas, atgimimo laukimas, tas labai svarbus krikščioniškam visam pasauliui ir svarbus čia graikams, ortodoksams, prasideda šiandien. Kitą savaitę beje, ne tai, kad tik tai galite viską valgyti, bet dar galite pasveikinti ir varduvininkus. Tokie populiarūs vardai, galbūt pažįstate vieną kitą graiką, tokiais vardais kaip Haralambos. Jo vardadienis yra rytoj, pirmadienį, Haralambos, tai visus
Haralambus sveikinsim rytoj. Kitas, aišku, labai populiarus vardas yra Valentinas. Žinomas vardas ir Lietuvoje, ne tai, kad populiarus, bet žinomas vardas Lietuvoje. Valentinas ir Valentina vasario 14, kaip ir katalikiškam pasaulyje, taip ir čia Valentino vardadienis yra vasario 14. Beje, pati Valentino diena nėra tokia labai svarbi. Graikams be abejo jaunimas ją perėmė iš vakarietiškos kultūros ir bustų širdučių, bet patikėkite, prie širdučių praktiškai visur dabar karnavaliniai kostiumai, karnavalinės prekės. Ne, širdutės praeis, ateis ir praeis, niekam jos neįdomios. Karnavalas yra kur kas įdomiau, nes prasideda būtent tas triodijo laikotarpis. Beje, jeigu dar vienas labai įdomus faktas apie šventą Valentiną, jei kada būsite Romoje, Švento Valentino palaikai yra bazilikoje Santa Marija di Kosmodin. Esu ten buvęs. Žinote, dėl ko esu buvęs? Ne dėl Švento Valentino, o dėl to, kad tai yra graikų katalikų bažnyčia. Graikų katalikų bažnyčia yra Švento Valentino palaikai būtent Romoje, pačiam Romos centre. Na, o čia, norėtumėt? Apelsinai. O tokie šviežus apelsinai auga Hanijos centre, pas kažką kieme. Aš jų neskinsiu, galiu tik lapą čiupinėti. Opa, gražučiai. Apelsinai yra žieminiai vaisiai, prinoksta žiemą, duoda mums daug vitamino C. Ir būtent tie žieminiai skanūs apelsinai keliauja link Lietuvos. Sekite mūsų pranešimus ir sužinosite, kada jų galėsite įsigyti Vilniuje ir Kaune. Ok, tiek šiandien, toks trumpas pasivaikščiojimas ir po Haniją. Tikiuosi viską išgirdote. Jeigu kažkur kažkas nesigirdėjo, galėsiu pakartoti. Man atrodo, dar kitoj kelio pusėje matau ne apelsinus, o kumkatus. Bet jei kumkatai, tai yra labai gerai. Kartais pasimalžiauti jais gerai. Ne, man atrodo, mandarinai. Iš tolo atrodė mažesni. Štai, irgi kitam kieme mandarinai, citrinos. Citrinos irgi, šitas derlius yra žiemiškas derlius. Būna 2-3 derliai citrinų, tai yra žiemiškas derlius. Ir be abejo, niekas nesėdi kieme. Kiek apelsinų prikritę, niekas jų nevalgo. Žinot, kaip pas mus obuoliai, taip čia apelsinai ir citrinos. Tiesiog krinta kieme ir niekas jų nerenka. Tai ačiū, kad šį vidurdienį buvote su manim, pasivaikščioti šiek tiek po Haniją. Sušalau, galiu pasakyti, einu namo šildytis, gerti arbatos, kalnų arbatos, saituvūnų, beje, tos kalnų arbatos turėsime ir savo parduotuvėje kretoskoniai.lt. Tai dar kartelį sakau, sekite naujienas. Na, o jei norėtumėt prisijungti prie triodijo, visų tradicijų ir pabūti kartu, bent jau per atstumą, bet kartu, nors ką gali žinoti, kaip ten atsitiks laikui bėgant, tai sakykit, pateiksiu daugiau informacijos. Tiek šiandien, beje, dar vienas dalykas, kurį pamiršau praėjusią savaitę dėl tų visų žemės drebėjimų, dėl tų visų komunikacijų, tai konkursas Facebooko grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje. Visada įteikiam 25 eurų kuponą kažkam, kas užduoda įdomesnį klausimą, ar ten kažką padaro, ar atsako į mūsų temą. Šįsyk to nebuvo, tiesiog viskas užsimiršo, nes iš tikrųjų buvo labai daug darbo praėjusią savaitę su tuo, kas buvo, su visais tais reikalais žemės drebėjimais. Tai, bet nebijokit, tie 25 eurų kuponas perkelioja į kitus konkursus ir manau, kad viskas bus tvarkoj ir jau šią savaitę paskelbsiu, artėjančią savaitę naują temą bendrausim ir jūs galėsite laimėti, o kažkas laimės ir tą papildomą 25 eurų kuponą, kurio nepralošėm praėjusią savaitę. Kiek skirta kuponų, tiek ir bus. Ir štai, kadangi atėjau, dar vienas įdomumas, įsivaizduokit, va tokia koplyčia stovi dar vieno daugiabučio namo garažo pašonėje. Kad suprastumėt, kaip gyvena graikai ir kiek jiems svarbi yra religija. Čia yra įėjimas į daugiabutį, čia yra tokia koplyčia. Jinai mažutė. Pro tos duretės, nebent mažas vaikas, 2 metų vaikas įeitų. Tai galiu nueiti, jeigu įdomu. Įdomu? Man atrodo, kad įdomu. Štai. Opa.
Kas ten yra? Dega žvakutė, daug ikonų, maža bažnytėlė, nors realiai telpa tik mano ranka. Įsivaizduokite. Ir tai yra daugiabučio kieme. Tai patikėkite, Graikija yra ne tik tas paveiksliukas, kurį jūs matote. Graikija yra kur kas daugiau. Ir norint ją pažinti, reikia šiek tiek daugiau atverti akis. Tai ačiū Jums, kad esate kartu. Iki kito sekmadienio. Sveikinsiu Jūs su vasario 16 ir bendrausime vėl tiesiogiai iš Kretos. Geros savaitės visiems, gražaus sekmadienio, iki kitų susitikimų. Sėkmės, iki.